Mes turim seksualinę aktyvacijos sistemą. Praktiškai jinai yra simpatinė nervų sistema, ant jos pagrindo. Parasimpatinė nervų sistema - seksualinė slopinimo sistema. Dabar seksualinė slopinimo sistema, jinai stabdys, bet jūs visi žinote, kad mašinoje yra du stabdžiai. Kojomis stabdžiamas, kuris greitai stabdo, ir yra rankinis stabdis. Su rankiniu stabdžiu, jeigu jūs bandėte, jūs galite užtraukti rankinį stabdį, bet jūs galite dar važiuoti. Kvapas, aišku, nekoks, bet važiuoti įmanoma. Dėl to stabdžių sistema, jinai turi pagrindinį stabdį. Tai reiškia, jis įsijungia iš karto. Ne, pavyzdžiui, jūs jau apsikabinote ir jaučiate, kad jau pas jūs pradeda atsidarinėti aistra ir staiga užeina, nežinau, ten tėvai ar kažkas tai ten pro duris. Ir tuo momentu pas tave įsijungia stabdis ir viskas pranyksta, jokio noro seksualiai. Visai, va čia ką tik buvo susijaudinimas ir iš karto minus. Ne plus 10, o minus 10. Visai nenori. Vyras, pavyzdžiui, tuo momentu gali net nepajausti, jį gali kaip tik užvesti, o labai gerai. Vadinasi, stabdžiai, pagrindiniai stabdžiai yra baimės dėl pasiekmių. Tai reiškia, mes galim to nepamatyti, bet stabdis, čia mes jau tai, kaip galima sakyti, ištraukiame iš pasąmonės, bet mes kartais bijomės, moterys, vyrai, ligų, nėštumo, kurio mes nenorim, ir socialinio pasmerkimo. Tarkime, kad nepadorui, kad žmonės girdės ir taip toliau, ir taip toliau. Vadinasi, čia yra didysis stabdis, jis visiškai sustabdo. Ir kartais yra toks stabdis, kuris taip ne. Tai reiškia, yra psichologinės baimės. Tai reiškia, tu susijaudini, bet staiga tu pradedi viduje jausti, o gal tau nepavyks. Nepavyks pasiekti orgazmo, nebus erekcijos. Ir tai visiškai, kartais gali visai išjungti seksualinę aistrą, o kartais gali, taip, galima sakyti, sumažinti. Ir labai dažnai poros, kartais tokiam rankiniam stabdį ir mylis ilgai. Ir jie nesupranta, kodėl, kaip sakyti, lyg ir mylimės, lyg ir įvyksta ten seksas ir netgi orgazmas, bet nėra tos puokštės visų medžiagų, kurios vyksta smegenyse. Ir po to staiga susiranda meilužį, kuris nieko nežino apie tavo psichologinės problemas ir taip toliau, ir tu su juo myliesi, naujumo efektas. Ir staiga tu jauti, kaip ten automatiškai atsileido rankinis stabdis ir staiga mylintis su to žmogum, tu patyrei ferverką visko. Ir tada tu aišku galvoji, kad tas žmogus tai ir yra tas nuostabusis, o tavo šitas visiškai nenuostabusis. Ir tada tu išsiskiri ir pradedi gyventi su juo, ir gyvenant su juo pas tave vėl. Baimė, kad nebus erekcijos, baimė, kad nepasieks orgazmo, kad aš bloga, neišvaizdi tenai, pilvas mano matosi, arba vyras blogas meilužis, vėl pasileidžia su to žmogum, vėl įsijungia rankinis stabdis, ir vėl toliau mylėsi, ir vėl nėra. Ir vėl ta pati būsena mylėjimusi metu, kaip ir su savo buvusiu. Dėl to nežinojimas tokio paprasto dalyko kartais sukuria didelės dramas žmogaus gyvenime. Depresijas ir, nežinau, skyrybas ir daug taip toliau. Vadinasi, šitoj vietoj, kadangi viskas vyksta pasąmonėje, mums labai svarbu suprasti, žinoti tokį sukalibruotą jausmą, kada tu važiuoji ir nėra jokio stabdžio. Ir kada yra stabdis, ir tada, kada yra stabdis, mokėti jį nuimti, kada reikia. Ir šitoj vietoje yra, pagal tai mes skirstume stimulus. Nėra objektyviai, nes mums visiems, mass media mums perša standartinius simbolius. Pornografija rodo standartinius idealus, kokie stimulai turi jaudinti. Pavyzdžiui, jeigu žmonės mokinasi sekso pornografijos mokytojai, tai yra jau didžiai mokytojai, tai pornografijos seksas daugumai sukurtas vyrams. Dėl to viskas ten atrodo taip. Viskas prasideda iš karto nuo priedainio. Tai reiškia, moteris iš karto yra labai karšta, įstringa
ir vyras mechaniškai kažką tai daro. Dėl to moteris, jeigu neįspaudžia iš savęs to iš karto aktyvumo, karštumo, jinai turi labai daug po to savivertės problemų. Rankinis tiesiog užsispaudžia. O vyras pažiūrėjęs 20-30 minučių mechaniškai judantį, jis nežinau, kad ten sukarpyta tas video. Jisai negali 20-30 minučių be sustojimo judėti, pas jį irgi savivertė įsijungia. Vadinasi, stimulai, jie yra padaryti tokie, kad parduoti geriau. Mes žiūrime pornografiją, vyrai tapatina su save, su to vyru ir jie jaučiasi šaunuoliai, kad jie gali tai padaryti, o moteris tapatina su ta moterim, kuri čia pat akimirksniu karšta ir jinai jaučiasi irgi susiliejus ir irgi nori būti tokia. Vadinasi, šitie stimulai, jie mus nutolina nuo natūralumo. Dėl to šitoj vietoj mums reikia persimokinti. Ir tam, kad persimokinti, mums reikia pažiūrėti pirmiausia, kaip natūraliai susidėliojo tie stimulai. Vadinasi, tie stimulai aktyvuojasi tokiu būdu, kad realiai gimdoje pats vaisius visada yra moteriškos prigimties, pagal nutylėjimą gamtos. Tik tai po poros mėnesių aktyvuojasi testosteronas ir tada visa sistema pasikeičia į vyrišką, pradeda augti vyriški organai. Tame yra gera naujiena taip, kad vyriški ir moteriški organai anatomiškai yra tokie patys, tik kitaip išdėlioti. Čia atskira tema apie tai pasakoti, jo, nes tik tai pas vyrą tai išoriai, o pas moterį tai viduje. Bet ir toliau vyro augimas jau nuo 2 mėnesio gimdoje yra valdomas tam tikrų metų atsirandančių, kartais jie vadina testosterono ataka smegenims. Jos per hipokampą ir endokrininė smegenų sistema, hipofizinė ta dalis, keičia visą kūną. Dėl to pas vyrą, berniuką, kūdikį, seksualinis aptikimas savo organų pasileidžia anksčiau. Jo, tai yra tenai erekcija gali vykti netgi pas kūdikį. Kaip nepilna, bet pradeda daugiau kraujo pritekėti ir kūdikis aptinka malonumą. Ir tas malonumas tiesiogiai susijęs su erekcija. Ir dažniausiai tai vyksta taip anksti, kad kurio metu dar vyro smegenys, kaip kūdikio, berniuko smegenys, visus pojūčius suvokia susijusius su išoriniu pasauliu. Dėl to labai dažnai pas vyrą visa, kas sukelia erekciją, yra seksualu. Seksas, stimulai, visa, kas sukelia genitalinį atsaką, yra seksualu. Ir kadangi tai yra išoriai, dėl to tai yra dažniausiai išoriniai signalai. Vyras aptinka, kad būtent išoriniai signalai sukelia erekciją. Ne būsena, romantika ir taip toliau, o išoriniai signalai. Moteris seksualumas formuojasi lėčiau. Pagal natūralią estrogeno logiką, dėl to šiek tiek vėliau, dėl to moteris smegenys jau yra šiek tiek pasivyščiusios, vadinamas, emocinės smegenys ir dėl to jos ne tik aptinka save, bet ir aptinka socialinę aplinką. Jinai aptinka jau veidų žmonės, emocinį nusiteikimą, socialinį kontekstą. Ir tada jinai pradeda patyrinėti malonumus einančius iš genitalijų. Dėl to pas moterį ne tik genitalinė reakcija, bet svarbus socialinis emocinis kontekstas. Šitas žodis kontekstas labai svarbus ir mes dar su juo dirbsime. Ne pats stimulas, o kontekstas stimulo. Dėl to tai yra vadinamai kontekstinis susijaudinimas. Vyrų yra nekontekstinis susijaudinimas. Dėl to tik tai 20-30% moterų turi nekontekstinį susijaudinimą. Tai reiškia, jos gali bet kada susijaudinti. Bet apie 70% moterų turi kontekstinį seksualinį susijaudinimą ir trauką. Tai reiškia, pas ją yra išoriniai ir vidiniai reiškiniai. Turi dėliotis, kad jinai turėtų seksualinį įsijungimą. Yra toks dalykas, ką gali aptikti ir mokslininkai aptiko, ir moteris gali aptikti, kad moteris gali turėti genitalinę reakciją
bet gali visiškai nenorėti to vyro. Tai reiškia, moteris gali jau, pas vyrą, jeigu erekcija yra, vadinasi, viskas jau seksualu. Pas moterį, jeigu jos genitalinė reakcija yra, jinai gali jaustis visiškai neseksuali, nenusiteikus seksui. Ir mokslininkai labai keistai kartais aptiko, kad moteris smegenyse rodo ir genitalijos rodo, kad jinai seksualiai susijaudinus ir netgi patiria orgazmą, o kada su jomis šneka psichologiškai, jinai nepatyrė jokio orgazmo ir nejauti jokio seksualinio susijaudinimo. Kada pradėjo tyrinėti, pagavo šitą dalyką, kad būtent tai yra. Ir pagrindinis dalykas suvokimas, kad mums reikia įsiaiškinti aktyvacijos jautrumą ir kaip jinai aktyvuojasi, slopinimo sistemos jautrumą ir kaip jinai aktyvuojasi. Šitoj vietoj labai svarbu ir kokie stimulai aktyvuoja. Ir dabar aš atsisėsiu šiek tiek ir jaučiu, kad mums nereikia skubėti, nes nori greitai, kaip čia paversti, kad tai būtų kažkokia tai tokia teorinė paskaita, aš noriu, kad mes biškai įsigilintume. Nes esminis dar toks labai įdomus dalykas, kad šita sistema, kur aš pažymėjau SAS ir SSSS, tai reiškia stabdis ir gazas, iš tiesų jos yra įgimtos. Jos panašiai kaip temperamentai, žinot, cholerikas pavyzdžiui, jo. Vadinasi, cholerikui labai lengva užsivesti, bet labai sunku sustoti. Tai reiškia, kad jam labai sunku nusiraminti. O flegmatikui labai lengva nusiraminti, bet praktiškai neįmanoma susijaudinti. Ir šitie temperamentai, jie užfiksuoti genetiškai simpatinės ir parasimpatinės sistemos balanse. Grubiai tariant, pagal gamtą visi reikalingi. Reikalingus cholerikai, reikalingas flegmatikai, reikalingi kiekvienas savaip reikalingas. Dėl to ta sistema aktyvacijos, ant kiek aktyvuojasi seksualinius stimulus. Ir stabdžių sistema, ant kiek stabdo, jinai jau yra smegenyse. Dėl to moteris su aukšta, pavyzdžiui, įsivaizduokit žmogų, kurio labai aukšta, labai jautrus stabdis. Tai reiškia, praktiškai viskas bet kada gali seksualiai susijaudinti. Ir įsivaizduokit tokį nuostabų atvejai, kad stabdžiai irgi beveik neveikia. Iš pradžių tai atrodo vyrų svajonė, dėl to, kad jinai visada nori sekso, visur nori sekso ir taip toliau. Bet po tam tikro laiko pradeda gąsdinti ir vyrus, dėl to, kad jinai nori ir su juo, ir su kitu, ir su tos pačios lyties. Stabdžių tai nėra. Arba beveik nėra. Ir galima galvoti, kad kažkas su ja negerai, tai reiškia, kad jinai pasileidusi ir pagal lietuvišką mitologiją turi būti Veronika ir turi nusiskandinti. Ir turi daug problemų santykiuose dėl to, kad jinai niekaip negali susitvarkyti su savo seksualumu ir susivaldyti ir taip toliau. Ir gali galvoti, kad iš tiesų jai neįmanoma sukurti stabilių santykių, nes tave tiesiog neša. Bet jeigu ta moteris arba vyras staiga nusprendžia, bet visgi žmogaus smegenys yra suderintos gyventi monogamiškai. Tai reiškia, kada du žmonės gyvena kartu, smegenys išskiria daug malonių dalykų. Jeigu žmonės išsiskiria, smegenys sukuria pragarą. Vienas iš didžiausių skausmų pas žmogų yra pasileidžia nuo išsiskyrimo.
Turime, pavyzdžiui, ten savižudybės ir visokie kitokie priežastys labai dažnai yra susijusios būtent su nelaimingom meilėmis. Vadinasi, natūrali sistema, jinai padeda mums būti laimingesniems, kada mes gyvename kartu ir nepatiriam kiekvieną pusmetį arba kas 3 mėnesius vėl išsiskyrimą. Dėl to, kad tai yra tiesus kelias į depresiją. Dėl to, jeigu tu supranti, kad tavo stabdžių sistema jautri, tada tu žinodamas kas tas stabdžius apskritai silpnus tavo stabdžius, bet visgi paleidžia, randi tos stimulus ir jų padidini savo gyvenime kiekį. Ir taip pat randi tos stimulus, kurie aktyvuoja tavo gazą ir jų kiekį sumažini. Pagaunat? Sistema vis tiek išliko ta pati. Tavo gazas aktyvus, stabdis lėtas, bet labai daug elementų yra, kurie stabdį spaudžia tavo gyvenime ir labai mažai elementų, kurie tavo aktyvina gazą. Tokiu būdu toks žmogus, pas moteris tai yra nuo 3 iki 8% moterų tokių yra. Kad jinai gali tada gyventi monogamiškose santykiuose. Neįdama prieš save ir taip toliau. Kitas kraštutinis atvejis irgi moterų ir vyrų, tai nėra daug, kur labai jautrus stabdis. Labai ir dar pastiprintas kokiomis traumomis, kokiais nors ten negatyviais išgyvenimais, tai reiškia dar ir daug išmokto yra. Ir praktiškai, nežinau, bet kas šiek tiek apie seksą, jau jungia stabdį. O gazas, pavyzdžiui, gali būti pas ją normalus netgi. Bet įspūdis gali susidaryti, kad jinai absoliutus stabdis, žinot. Jai skauda galva visada. Ir jeigu jinai aptinka, va tai, ką aš jums siūlau, ir vyras jos aptinka, kas visgi aktyvuoja jos nuostabų gazą ir tų stimulų padeda daugiau, sukuria. Ir aptinka, kas aktyvuoja jos stabdį ir išima tos stimulus. Tai gali būti stresas, dar kažkas tai. Arba, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu pats seksualinis kontaktas, jeigu prievartavimas buvo, seksualinis kontaktas, jisai jau kelia stabdį. O ką daryti? Labai paprasta, reikia pavadinti seksualinį kontaktą ne seksualiniu kontaktu, o tantrinė meditacija. Arba ten meškiukų ir vilkiukų žaidimu. Jūs smegenys tai garas ir įsitraukia į tai. Vadinasi, visada galima nuimti tas, kas trukdo jai stabdį, aktyvuoja stabdį, padidinti gazo stimulų ir staiga ta moteris, kuri kito laiko galvoja, kad frigidiška, pasidarys normaliai, sveikai, seksuali. Pagaunat wow efektą. Tiek vyram, tiek moterim tai yra labai naudinga. Nes mes visada, kada skaitom Panelį ar Kosmopolitaną, mums visada pasakoja apie stimulus. Naktiniai ten kažkokie erotiški. Nežinau, vyras ten turi nusiimti koinės. Žinot, kelnaitės ir koinės. Antiafrodiziakas. Arba, beje, aš skaičiau tokį nuostabų straipsnį, tokios piktos feministės, kuris skatino moterims tvirtai ir atvirai aiškinti apie tai, kad vyrai turi prausti savo genitalės ir užpakalį. Dėl to, kad jos tai daro, tai numuša jų apetitą, o vyrai visada galvoja, kad jie švarūs, nes jie prieš mėnesį plovėsi. Ir jie net nesupranta, kad jie be sustojimo spaudė stabdį. Žymiai paprasčiau nueiti į dušą prieš tai. Va, ir čia aš sutinku su ta feministė dėl to, kad apie tai kartais reikia labai griežtai išsakyti moterim, kad jos nebijotų tai pasakyti. Dėl to, kad jos tai kaip ir
Vat kaip Kristina pasakojo, iš savo pusės viską padaro ir tikisi, kad vyras tai padarys. Bet šiuo atveju kartais galima pasakyti, brangusis šiai muilas, kol nenusiprausi, tol negausi žalios šviesos. Užeiti į miegamąjį. Va, dėl to čia toks yra dalykas, pabandykim dar porą klausimų, jeigu yra, vat, kadangi mes turim jau baigti, jo, nemaišok laiko. Gerai, dabar yra čiate klausimas, o koks čiate klausimas, bet ar tie stabdžiai yra su visais vyrais, kaip įgimta? Ar gali būti, kad su vienu vyru atrodo įsijungia visi stabdžiai, su kitais atrodo, kad nėra? Jo, čia pat irgi labai įdomus dalykas. Kaip aš jau minėjau, kadangi tie stabdžiai ir gazas yra mūsų pasąmoniai, tai reiškia, kad tai yra išmokta elgsena uždėta ant įgimtų refleksų. Dėl to šitų dalykų mes nematome, bet mes matome išorinius vyrus. Ir aš tada jums papasakojau istoriją, kurioje jums kitas vyras gali būti patrauklesnis. Jūs gyvenate su vienu vyru. Tas vyras, vat, paimkim tą pavyzdį, tiesiog nesiprausia ir nesikvėpina. Ir tai, tarkime, jums yra didelis poveikis į stabdžio sistemą. Jūs galite, pavyzdžiui, jausti jam trauką, bet kai pajaučiate jo kvapą, jums iš karto stabdis įsijungia. Nu ir žinot, kaip būna. Vyrai žino, kas būna, kada važiuojant ganėtinai gerų greičių užtraukiat rankinį. Vyrai mėgsta tokį dalyką dėl to, kad užpakalį užneša. Čia toks anekdotas vyram, dėl to, kad užpakalis nusisukia nuo jūsų. Nu, žodžiu, nagrinėjom šitą atvejį. Žodžiu, rankinis, nestabdis įsijungia, bet rankinis. Vadinasi, užpakalis nuo jūsų nusisuko. Bet moteris to nesupranta. Ir vyras to nesupranta. Ir dabar moteris sutinka, o moters priklauso, kaip moters ištikimybė priklauso nuo situacijos, tarkim, jinai nuvažiavo į kokią nors ten konferenciją ir ten staiga nuostabus, fainas vyras, jis pasikvėpinės, nusiprausęs viską. Nežinau, pašalinęs visus nereikalingus plaukus. Jūs pakalbina ir jūs nustembate dėl to, kad jūs jaučiate didesnį aistrą jam negu savo vyrui. Bet ne dėl to, kad jisai labiau jaudina, o dėl to, kad jis neįspaudžia rankinio stabdžio. Ir jūs pradedat su juo, nežinau, romaną ir papuolat į lovą ir staiga jūs negalite atsilaikyti dėl to, kad kvapo nėra. Vyras, kuris kvepia citrina. Ir tada jūs papuolate į lovą. Dabar dar vienas dalykas, kurį reikia irgi suprasti. Prisimat prisirišimas. Prisirišimas yra oksitocinas. Oksitocinas, jisai kaip neuromediatorius veikiasi smegenyse ir sukuria tą mūsų prisirišimą, bet oksitocinas yra dar veikia kaip ir hormonas, kuris palaiko visą gimdymo procesą. Tai reiškia, tas hormonas įsiskiria tuo momentu, kai raumenys, gimdos raumenys įstuminėja kūdikį. Jisai, tas hormonas, absoliučiai sukuria tą galimybę moterį prisirišti prie savo vaiko. Tai reiškia, kol jinai maitina, jinai tiesiog maudosi oksitocinę. Iš to seka išvada, kad moters organizme genetiškai yra natūraliai žymiai daugiau oksitocino. Dėl to seksualinis kontaktas pas moterį automatiškai išskiria didelį kiekį oksitocino. Dėl to tai nėra atsitiktinis seksas, šiuo atveju mes grįžtam prie kvepiančio citriną vyro, bet tai jau yra prisirišimas emocinis. Dėl to, kada vyrai sako, nieko ten nebuvo išskyrus seksą, dažnai jie teisūs. Bet kada moteris sako, nieko ten nebuvo išskyrus seksą,
Dėl to moteris jau prisirišusi. Tada jinai pradeda su juo gyventi, bandyti realizuoti prisirišimą. Ir staiga jai atsiveria paslaptis. Kodėl jisai plaunasi, kodėl jisai kvepinasi. Dėl to, kad tai yra jo slapta paslaptis, kaip jisai sugeba būti tokiu nuostabiu Kazanova. Ir staiga tu supranti, kad tas vyras irgi turi daugiau moterų. Tada pas tave įsijungia arba stabdis rankinis, arba tiesiog stabdis. Ir tada taip jisai nekvepia. Tiesiog kvepia nuostabiai, nesmirda. Bet vėl jokios aistros. Ką tik tai tas vyras buvo patrauklesnis. Ir staiga tu sužinoji, kad jis Kazanova ir staiga tavo vyras vėl patrauklus tau. Tai jūs man dabar atsakykite, ar jisai patrauklus jūsų vyras ar ne? Matematinis uždavinys, įspręskite jį. Kada jūs žinot šitą sistemą, kurią aš papasakoju, jūs suprantat, ne prie ko vyras. Tavo sistemą tu turi perprasti ir vyras turi perprasti moters ir savo sistemą, bet savo sistemą perpratus. Tada tu gali labiau orientuotis, ne prie ko vyrai. Tu neieškai vyrų iš tiesų, tu ieškai, tavo smegenys ieško vyro, su kuriuo tu galėtum nuostabiai auginti, būti kartu ilgą laiką. Tai va, čia šitas žinojimas, jisai skirtas tam, kad jūs pamatytumėt šitą mechanizmą ir galėtumėt savo padėti. Ir neperneštumėt projekcijos apie kitus. Lygiai, bet vyrai galėtų daug klausimų užduoti apie moteris. Panašaus pobūdžio.